tas šmotelis nuo mūsų. Domas Karų. Šiandien blaivas. Tai va, žmogenai, turėkit, laikykit. Pagaliau aš vėl gimta stoteliai. Tampiaus tašės dabar vėl stovi vidurį savojo kelio. Veidai tie patys, prikolai irgi. Viskas kas galėjo ir vis palaiko plakant mano širdį. Namai namais, prisimeni išvykęs. Grįžusiam gerai, bet ką iš tų senų laikų sutikus. Nepasikeitė kiemai, net mašinos stovi tos pačios. Bračiovas su dviračiu, kurios sėdynė jau per plačias. Galiu sakyti ačiū tiem, kas nepamiršo. Judėjo, tikėjo, svajonėm pasipiršo. Laikai šitie iš tikro ganėtinai pamoini. Matau kaip hebra centus traukiasi iš savo koinų. Studijos, kolegijos, visokie bakalaurai. Stipendijos, darbai, velkasi su varkių auro. Lyg būtų du gyvenimai, kitokį vienas tam, kad reikia kitas, kokį tu gyventi moki. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kuria su savo svajonėmis, jau užsilizino. Gyvenk šiandieną, kol šiandien gyventi galim. Senai gyvenam pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kuria su savo svajonėmis, jau užsilizino. Gyvenk šiandieną, kol šiandien gyventi galim. Senai gyvenam pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Tie, kas mindė čia neliko mindumais, kas buvo vyrai liko vyrais, jie nepavirto pindomis. Ponučiai rinkosi eilinius liuks apartamentus, o mes svajojom tik truputį tam tikrais momentais. Žvaigždėm bekrentant, nekristi patys stipriai stengiamės, bet nubrėžti tikslai juk taip dažnai pralenkiamus. Palieka vytis, yra tokių, kurios pasyvėja, bet daugumą į sunkumus žiūri juk pasyviai. Jau pasibaigia planų kūrimas, dingsta ryžtas. Mes virstam tais, kurie daryti darbus nori galų pirštais. Ir jei mūsų pareiga kas nors ir patiki, mes ją vadinam pareiga, tik tai jei gaunam už ją atlygį. O žodis ačiū prasme turi ne tą pačią jau, nes nagl mūsų pančiuti mes vis dažniau pradėjom kandžiuti. Nepratę vaikščioti sidabro aikštėmis, toliau betone rašom laiškus ir nesvarbu ar aišku jums. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kuria su savo svajonėmis, jau užsilizino. Gyvenk šiandieną, kol šiandien gyventi galim. Senai gyvenam pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kuria su savo svajonėmis, jau užsilizino. Gyvenk šiandieną, kol šiandien gyventi galim. Senai gyvenam pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Aš išvažiavęs visada sugrįžtu. Keliaudamas matau, jaučiu ir naują išpažįstu. Jaunas dar, vis ieško kelią iš rutinos. Žinau, kad pasakysi, jo gyvenimas cukrus citrinai. O man įdomu, ei per juodą baltą, supras, ką reiškia šiluma ir drebėt, kai yra šalta. O dabar vidus nuo norų gėrio kaista. Pildomi visus ir ne minutės neišvaistų. Nesvarbu oda, tavo podai, tavo maistas, tavo greičio tu gyvenk, nes juk neprašom tavęs įsileisti. Neidės tik sąlygų, nebrėžki linijų, nes tau vienam tik tai įdomu, kad eilinį kartą jas užmynėme. Mes patys žinome, kom vakarai nuo ryto skiriasi. Rytai žygiavę žmonės vakarais kaip šmėklos įrėsi savo rutinose, o ten problemos vienos bėdos savo pasauliuose, kuriem patiem nebėra vietos. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kuria su savo svajonėmis, jau užsilizino. Gyvenk šiandieną, kol šiandien gyventi galim. Senai gyvenam pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Negriaunam tiltų, mes nestatom šimtamečių vizijų. Kas kuria su savo svajonėmis, jau užsilizino. Gyvenk šiandieną, kol šiandien gyventi galim. Senai gyvenam pinigais ir šiukšlėmis moraliai. Visi gyvena, ble, vienam pasaulyje, mes gyvenam Mogiliove. MOG, motherfuckers. Ir kas, motherfuckers, tu pustagėliai. Čia tipo taip iš viso. Pabūkim ramus gerai. Viso gero. Reikia dramos. Melodrama. Want to strike fear into the marrow of their bones. Aš pažinau vieną tokį tipą gracijų. Jis mėgo būti apsuptas pastoviai dėmesio, ovacijų, komunikacijų. Abo vienas generalinių, dar buvo akcininkų ir karčiausio mineralinių. Nežinau tikrai iš kokio miesto kilęs, tas nesvarbu, nes jis dabar turėjo ne namą, o piliai. Gryzė štyliai, važinėjo juodu piktų boomerių. 36 tai blizgėjo riebiai ant jų numerio. Все как положено, marškinukai prie kostiumo, fonotekos surinkti Kirkorovo visi albumai. Dūmai iš cigarų, na ne kubos, bet visgi Lakierkos, Versace
kurių jis taip nemėgo blizgint. Veidrodiniai batai, tikro vyro markė, šitą jį žinojo ir su jais sėkmingai reikalus tvarkė. Iš esmės jam nereikėjo drabužių, nes jis turėjo tiek meilužių, kiek dienų turi gegužis. Dėl to įtituluodavo svajonių jaunikį, o gal dėl to, kad centimetrų 2-5 buvo jam mykis. Šią paslaptį palikime žmonių žurnalui, o po mano priedainio išgirsit viską iki galo. Я живу, как хочу и делаю, что мне положено. Девочки меня целуют, чувствую себя как мороженое. Я gyvenu kaip noriu ir darau, kas man patinka. Panos kostus liežuvėlis adžesninko. Ji buvo neaukšta, jos vardas buvo Rūta. Dirbo teatre su lėlėm, išlaikė vieno kambario būtą. Neišvaizdi tokia, labiau link tų pilkų pelyčių. Nemėgo falšo, o dar labiau gražių pupyčių. Savo veiklai atsidavus visą dušę, dar spėdavo įrūpintis pasiligojusiam tušę. Plušėte plušo, laiko neturėdamas savo. Vilės ateity gyvens kada nors geriau. Svajodavo statydamas scenos spektaklius, įsikūnyti herojus, gyvent su deivėm ir herakliais. Tai buvo jos pasaulis daug gražesnis nei tikras, kur dominavo išvaizda ir bosai apsiryję ikrais. Nemėgo vikrai, viską darė iš lėto, kruopščiai, kad detalės būtų savo vietoj. Taip lėkė dienos, nuo mažytės senos link namų, nuo mylimos mamos lik naujų lėlių papuošalų. Kai du pasauliai susipina į vieną, imi svajoti apie tą, kuris gražiau atrodo mėnesienai. Tikėsi kada nors paliesti savo rankom, bet svajonės dažno toj tikrovė neaplanko. Buvo pavasarį, spektaklio premjera artėjo, jai trūko finansavimo, ji pasiremėjus ėjo. Taip atsidūrė Gracijos kabineto kėdėj, pasakojo jam apie teatro sąskaitų bėdas. Jis be gėdos paėmė už rankos, jautė kaip jis venomis baimė per odą tranko.